IMAX atkeliauja į Lietuvą. What did he say? Taip, prieš pat filmo Įsikūnimas ugnis ir pelenai Vilniuje Forum Cinemas Vingis pirmojoje salėje atsidarys IMAX salę. Ta pabrėžiau būtent todėl, kad šiuo metu Vingis savo pirmąją pačią didžiausią Lietuvoje salę perdaro būtent IMAX'ui. Ir tai yra rekonstrukcija. Kaip kino žiūrovas ir mėgėjas tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje galiausiai turėsim pirmąjį premium formatą. Bet man iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, kokį IMAX'ą mes gausime senoje Vingio salėje. Standartinis IMAX'o ekranas yra 22 metrų pločio ir 16 metrų aukščio, o pats mažiausias pagal reikalavimą galėtų būti 7 metrų aukščio ir 14 pločio. Jau dabar toje salėje esantis ekranas iš esmės atitinka pločio reikalavimus, nes turime 21 metro plotį, bet į aukštį jau nelabai turime kur dėtis, vadinasi, galima tikėtis, kad toje salėje ekranas bus mažesnis negu yra dabar. Na, o jeigu patikslinti, dabar ekranas Vingio pirmoje salėje yra beveik 9 metrų, tad iš esmės iš nuotraukų sprendžiant galėtų greičiausiai išsitempti iki 11 ar 12 metrų. Pats tikriausias IMAX'as, kurių yra labai mažai ir jau nebestato tokių, yra būtent IMAX'o kino teatras su 70 mm juostiniu projektoriumi. O tokios salės kraštinių santykis yra 1,43:1. Nežinia, kaip vyks rekonstrukcija pirmojoje Vingio salėje, bet greičiausiai tokio kraštinių santykių išgauti nepavyks, todėl bus naudojamas kitas IMAX'o formatas 1,90:1. Ir šis formatas yra pritaikytas šiek tiek platesniam vaizdui, kuris vis tiek turi gerokai daugiau ekrano ploto ir parodo gerokai daugiau vaizdo. Na, o filmai šioje salėje greičiausiai bus rodomi 2 4K lazeriniais projektoriais, kas yra standartas būtent IMAX'o salėse. Ar tai priliks IMAX'ui su juostinė projekcija? Tikrai ne, nes juostinės projekcijos raiška yra 18K. Na ir galiausiai tai yra garsas. Garso sistema yra 12.1, vadinasi, tai yra 12 kanalų garso sistema. Standartiniai kino teatrai turi 5 arba 7 kanalų garso sistemas. Na, kaip jūs, ar laukite IMAX'o atsidarimo, iš kur planuojate važiuoti žiūrėti filmus, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pasekti.